Savaitgalis, aš garaže, nieks nesugriaus mano planų. Man reikėjo nuimti dėžę, išsiaiškinti, kas ten sugedo. Jo, būčiau žinojęs anksčiau, kad ten reikia atsisukti, būčiau atsisukęs. Bet ašgi to nežinojau. Nu, kas tave laiko? Kaip jie vadinasi? Reikia nusimti dar vieną pavarų dėžę ir susirasti 10 skirtumų. Kas yra blogiau už 2 litrų Audi A6? Turim Golfo sėdinių likučius. Čia donorinės sėdinės, viskas, kas iš jų liko. Mums jau jų nebereikia. Reikės išvežti. O kur išvežti? Į mišką. Tai va, 2 sėdinių rėmiai yra 3,93 €. Taip, kad ne į mišką vežkit, o į supirktuvę. Nu va, ir įdėjau. Gerai neįdėjau. Atvažiavo meistrai ir pakeitė. Net nespėjau nufilmuoti, užtruko 9 minutės su atėjimu. Tai, žodžiu, langas įdėtas. Jisai yra lengvai tonuotas, sakyčiau, kažkokia čia žalsva gal spalva. Su mėlyna juosta. Ir jis yra 23 metų. Tokia va informacija. Komplekte nauja guma. Tai va. Žodžiu, ačiū tiem, kas atvažiavo čia ir pakeitė. Dabar galima judėti toliau, bus valytuvai. Čia apdailas susidėti reikia. Ką ten reikia padaryti? Pagalvę reikia tą pakeisti. Priekį visą surinkti ir taip toliau. Uždėti kapotą, nesudaužant lango. Ratus. Prieš tai dar čia tą sankabą sutvarkyti. Gal pasitaisė? Ne. Kas yra blogiau už 2 litrų Audi A6? 2 litrų Audi A6 su variatorium. Manau, kad vieną pliusą turi. Vienas pliusas yra tas, kad tokią mašiną galima nusipirkti pigiai. O minusai: blogai važiuoja, dažnai genda, niekas normaliai nemoka pataisyti. Nu ir paskui parduoti sunku. Nebent kažkam parduosi, kas nesupranta, ką perka. Nežinau, iš vis nei vienos mašinos, kur variatorius būtų vykęs. Jeigu žinot, parašykit. Tikrai nesu visom mašinom esu gyvenime važiavęs, tai būtų įdomu sužinot, koks variatorius yra vykęs ir kodėl. Žodžiu, turiu variklio pagalvę, dėžės pagalvę, kaip pavadinti. Dėžės pagalvę, nes dėžė guli ant jos. Tengi mum atsitiko nelaimė, nulūžo vidui varžtas. Tai dabar nusipirkau, važiuoju į tokią vietą, kur yra varžtų. Pasiėmiau 2, jeigu kažkas eitų ne pagal planą. €30 sumokėjau. Nu rimtai tokios žemos kainos. O ką tu tau galvoji? Labas rytas, viskas, aš garaže, savaitgalis, visiškai nieks nesugriaus mano planų. Laiką skirsiu šitam Golfui. Norisi viską daryti šiandien ir norisi ir saloną biškai toliau rinkti, ir pavarų dėžę nuimti dėl sankabos, ir priekį surinkti, ir užkurti vėl norisi, ir pravažiuoti norisi, bet bandysim viską daryti racionaliai. Šiandien yra šeštadienis ir dar dirba kažkokios detalių parduotuvės. Tai man reikėjo nuimti dėžę, išsiaiškinti, kas ten sugedo sankaboje. Turiu donorą, ten sankaba kaip ir veikianti buvo, nestringanti, bet galimai labai stipriai sudėvėta. Tikriausiai man gali prireikti naujų detalių. Jeigu man jų prireiks, šiandien yra parduotuvės dar dirbančios ir yra kažkoks šansas kažką šiandien gauti. Tai kuo greičiau reikia išsiaiškinti, ko man čia trūksta. Kai čia išsiaiškinsiu ir gausiu arba negausiu, galėsiu keliauti prie kitų netiek kritinių vietų. Tai va, tai nuimam dėžę tiesiog. Muzika, važiuojam.
Na ką, trumpas update'ėlis. Atsukau pusašius. Tikrai nebuvo sunku dėl to, kad Erikas nebuvo baigęs jų prisukinėti, kai supratau, kad vėl reikės nuiminėti dėžę. Pasirėmiau truputį variklį. Nusimsiu turbūt šitą kronšteiną ir pradėsiu atsukinėti varžtus. Ir kažkaip ta dėžė iškris. Kas čia toks? Čia šliūžas kažkoks, taip? Ir jisai va, čia varinėja visur. Nepatikėkit, ką jisai padarė. Kaip jums mano durų apšaivkė? Čia chuliganiškas vairavimas. Čia kuris čia varinėjo. Nu, reikia greičiau tą golfą iš čia įtraukti, nes matot, kas darosi. Nafik. Šitas golfas nafik. Stuktelė nafik, viso nafik. Žmona sako nafik, kad padanga, kas sprogo nafik. Paskui žiūrim, autobusas nafik. Va, kita apšaivkė. Ant šitos kažkodėl nenusprendė pavarinėti. Ir viskas, žodžiu, važiuojam toliau. Audi Q7 e-tron 2018 metų kažkur tai 3 litrai dizelis ir hybridas elektros. Pabandykit jūs atspėti šito automobilio rydą. Vairas maždaug atrodo taip, pavarų svirtis taip, salonas maždaug toks, taip veikia hybrido sistema, sėdynė tokia truputį patrinta. Gale salonas atrodo taip. Video pabaigoje bus atsakymas. Atsisukau regis visus varžtus. Truputį pasirėmiau variklį dar kitoje vietoje. Nu ir bandysiu nuiminėti. Tai mano planas dabar ją atitraukti ir nuleisti žemyn. Turėtų čia tilpti. Aišku, trukdo pusašiai, trukdo lentos visokios. Bet nelabai čia ką galiu padaryti. Žinau, kad Hebra ant žemės lauke tokius dalykus daro, tai nereikia čia skūstis. Tiesiog bandom. Čia dar yra vienas varžtas, nes aš jį pasilikau apsaugą. Jeigu kažkas atsitiktų ne pagal planą, laikas jį atsukti. Lygtis niekur nesilaiko. Aha. Jo. Įdomi čia. Dar vienas hamutas trukdo labai. Aš maniau, kad mes pro jį praslysim. Bet nevelna. Pavyks dėžę uždėti atgal. Gal čia nepasukti užteks? A, jo, galima pasukti. Šitas kronšteinas trukdos, jisai iškart į lonžeroną remiasi. Reikia atsukti 1, 2, 3 varžtus. 17, gal dar puška tilps. Puška tilpo. Čia reikia prilaikyti vieną veržlę. Bet aš labai bijau ten pirštus kišti, nes čia gali būti staigus dėžės išsiėmimas. Jo, būčiau žinojęs anksčiau, kad ten reikia atsisukti, būčiau atsisukęs. Bet ašgi to nežinojau. Ne, dabar būtų aišku geriausia uždėti tą dėžę atgal. Kaip ir viskas šitam projekte. 2 žingsniai į priekį, 1 atgal. Kas pačioj gero? Ne, tai aišku, kad čia atsukti reikia. Ne 17. Nu, antras asmuo čia aišku tikrai praverstų. Oi, tai čia kris dėžė, oi čia kris dėžė.
Tai papačioj varžtą atsukau. Ištrauk pušką kažkaip. Pušką išsitraukė. Jeigu iš varžtą ištrauksiu kaipus, nieko. Ta viršūnė sąmonė reikia atsukt. Čia netelpa raktas, kaip jie prisuko žalčiai. Galima įkišti atsuktuvą ir gavus užkirstą gaikę ir nereiks jos laikyti. Jo, beveik atsisuko. Atsukau to, ką norėjau. Šitas. Nu, kas tave laiko? Niekas. Realiai pat iškrito. O ką čia turim? Šitie gerai padėvėti. Jo, šitie tai gerai nudrožti, gal čia reikia man diskatoriaus. Apsižiūrim, kaip jinai čia atrodo ir kas čia joje sugerta. Taip, ką mes čia matom? Mes čia matom, čia yra išminamasis guolis. Kaip jį patikrinti? Ir čia yra tas mechanizmas, va šitas, kuris mums nelabai veikia. Kadangi vienam variklyje veikia sankaba, tai dabar turbūt reikia nusimti dar vieną pavarų dėžę ir susirasti 10 skirtumų. Čia yra senasis variklis ir jo sankabos komplektas šiaip tai visai blizga, toksai gražus. Neatrodo, kad kažkas jam būtų blogai, bet kai aš golfą užvarinėjau ant ralo, ant 2 cilindrų, iš tų 2 cilindrų nebuvo daug galios ir labai sunkiai važiavosi. Tai sankabą tikrai padeginau, todėl nebūčiau toks tikras, kad tenai viskas puiku. Bet diskatoriaus, va šitie va, kaip jie vadinasi, plunksnelės, šitos plunksnelės, nu jos gyvos tokios. O ant šito variklio jos ganėtinai nudėvėtos. Bet gal reikia pabandyti iš 2 vieną padaryti. Galbūt panaudosiu šitą diskatorių ir tą sankabą. Arba čia išardysiu ir pamatysiu, kad ne viskas taip blogai. Gal nesudeginau aš tos sankabos. Gal dar gyvas diskelis ir tada panaudosim visą šitą komplektą. Tada mums reikės tik tai išminamo guolio. O išminamasis guolis šiandien, man atrodo, iki 6 parduotuvė ta. 2. Tai dar turėčiau laiko. Gerai, bandom. Varžteliai čia va tokie va. Su daug briaunų. Aš tokių galvų kaip ir neturiu. Bet laikas bus panaudoti Dainiaus padovanotą įrankių komplektą, kur, man atrodo, būtent tokios galvutės ir yra. Tarkim, 9. Nu ne, 9 tai nebūna. O, 9. Laikosi puikiai. Dabar įdomu, ar aš su maža terkšle atsuksiu, dėl to, kad neturiu jokios puškos, su kuria galėčiau sukti. O, turiu vieną. Nu, pasižiūrėsime, galbūt šitas atsuks, nu, šansų mažai, bet čia brašlės. Statom ant vienetuko. Pabandom. Ne. Ne. Atleisk suktuko. Dabar jau galima suktuku. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Čia viduje yra sankabos diskas. Jis turi būti išcentruotas diskatoriaus atžvilgiu. Ta mes turėsim padaryti surinkdami. Nuimam sankabą. Nu, tą mes turim.
skrūdys, kurias galima bus pavalyti. Čia diskelis, parašyta kur kokia pusė. Neparašyta, geriau pasižymėti. Čia bus B. Nu jo, aišku, geresnio tai žymėklio ir neturiu. Gerai, kad nufilmavau. Aš tikėjausi, kad čia bus tokie protektorius toksai, bet čia jo arba neturi būti, arba jau nėra padėvėta, bet jinai nėra kažkokia sudegus. Čia irgi kažkoks paviršius galbūt nėra labai sugadintas. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Na štai, nuimta pavarų dėžė, daugmaž aiški priežastis, kodėl aš ją nuėmiau. Sankaba valdosi per šitą svirtį. Čia kabinasi trosas ir kai spaudi pedalą, trosas traukia šitą svirtį, jinai sukasi. Ir valdo šitą svirtelę, o svirtelę valdo išmenamą į guolį. Įsistato čia. Čia yra viena įvarė, čia yra kita įvarė. Ir tos įvarės neleidžia jai klibėti kažkaip tai laiko vietoje ir leidžia suktis. Aš manau, kad buvo čia prirūdyje. Ir dėl to mums labai sunkiai vaikščio. Tai dėžės vidų aš jau išploviau, išvalysiu įvarės, čia nublizginsiu, sutepsim, įdėsim, išsirinksim kažkokį geresnį guolį. Šitas lygtais triukšmauja, bet ant donorinės dėžės lyg ir netriukšmaujantis. Pažiūrėsim, ar jie tinka ir bandysim iš senų detalių viską surinkti, dėl to, kad nespėsiu šiandien nusipirkti sankabos komplekto, jeigu jos geros. Jeigu blogos, tada lauksim kitos dienos, užsisakysim, tada kitą dieną tiesiog nuvažiuosiu, nusipirksiu ir surinksiu naujom dalim. Prasivalom šitas vietas ir šitas. Pažiūrėsiu, gal tokį oringą turiu. Visiškai nekliba. Ok. Čia yra dėžės valsuoklis, ką tik kalbėjau su Tautvydu savo patarėju. Sako, turbūt tavo dėžėje nėra tepalo. Ir aš kaip tik ją taip apverčiau ir pradėjau per valsuoklį bėgti. Tai reiškia, jo buvo. Reikės papildyti. Būtų gerai nepamiršti. Tepam tepalą dabar, naudosiu litolį, truputėlį, nedaug. Čia trūksta vienos išdrožos, ta prasme, kiek aš suprantu, šito daikto neteisingai negali įdėti.
Visiškai be jokių pastangų veikia. Ok, dabar čia reikia įdėti 2 fiksatorius. Vienas yra čia, o kitas įkrito į duobę. Pukšt. Nu, dabar einam ieškoti antrą. Varžtas. Tikriausiai nerasim. Yra planas B, mesgi turim kitą dėžę. Čia vieno irgi trūksta. Kaip naujas. Ai, nu tai labą dieną. Tai ko nepasakėt, kad ribaukšlį įdėčiau. Toliau guolis. Nu, šitas tai akivaizdžiai turi garsą. Žiūrim kitą. Jo, šitas be garso. Biškį prasiplaunam, nes mums nereikia, kad tepalai taškytųsi į sankabą. O, ne. Guolį mums jau reikia dabar. Gal aš šiandien bent jau galėčiau gauti guolį. Bet prieš tai pasižiūrim, ar sankaba gera. Kad nepirkti atskirai guolio. Jeigu paskui teks pirkti visą komplektą. Nu, čia normaliai rūdžių gavęs šitas. Buvo diskas prirūdėjęs prie smagraščių. Nei čia to protektorius nėra, nei čia. Tai dabar, man atrodo, aš pažiūrėsiu internete nuotraukas katalogę, kaip tas diskas atrodo. Ir šiaip iš akies tai sakyčiau, kad šitą reiktų dėti, nes kažkada senai su kažkur girdėjęs, kad va, tipo iki šitų kniedžių čia turi dėvėtis. Tai čia dar mes turim tiek mėsos, kiek 40 kW 10 metų droš. Nežinau, tai pažiūriu nuotraukas ir nuspręsiu. 437 000 nuvažiuota ir ekologija dar veikia, variklis dar važiuoja, praktiškai nieko nesiskundžia išskyrus vieną sklendę. Tai klausimas jum, kaip nudrožtos tos mašinos dabar pas mus yra Lietuvoj, kad jos su 200–300 tūkstančių išsiskečia ir viskas juose pradeda birėti. Vilniuje 32 laipsniai šilumos, o mes varom su reikalais. Skriejam apžiūrėti ratų. Varčiau šiandien skelbimus, žiūrėjau grupėse, kažką pabendravau su pardavėjais, bet viską, ką siūlo, tai ne mano skonio. Nenoriu aš BBS, jokių tenai voratinklių ir panašiai. Noriu labai tokių kuklių, solidžių ratukų. Ir man atrodo, kad aš radau jos skelbime, paskambinau, turi, truputį paderinau dar kainą ir lėkiu dabar per visą Vilnių.